Įsivaizduokite šokoladą be kakavos, tvarų, vietinį ir visiškai naujos kartos. Pristatome Linden Bloom Cocoa ateities saldumyną pagamintą iš to, kas įprastai lieka nepastebėta, nužydėjusių liepų pumpurėlių. Tradicinė kakava siejama su dideliu vandens naudojimu, miškų nykimu ir tolimu transportu, todėl visame pasaulyje ieškoma tvarių alternatyvų. Lietuvoje gausu liepų, o jų nužydėję pumpurėliai paprastai nerenkami, nors turi natūralų karamelinį aromatą. Būtent jie ir tampa pagrindu naujo tipo saldainiams. Procesas paprastas. Pumpurėliai valandą skrudinami 170 laipsnių temperatūroje, sumalami, persijojami ir virsta kvapniais miltais. Pusė stiklinės šių miltų sumaišoma su druska, ruduoju cukrumi ir keliais šaukštais sviesto. Taip formuojami maži gardėsiai. Tai vietinė, tvari ir skani alternatyva kakavai, tinkanti vaikams, sportuojantiems, sveikatai palankaus maisto mėgėjams ar veganams pakeitus sviestą augaliniu. Mėgaukis saldžiai, gyvenk tvariai su liepų pumpurėlių šokoladu.